Dar vienas labai populiarus viešbutis lietuvių turistų tarpe Botanic Platinum. Šalia Delfin Deluxe esantis viešbutis. Yra Botanic Platinum ir Botanic senesnis viešbutis. Jie naudojasi abu vieną teritoriją. Labai faina registratūra. Viešbučio teritorija labai žalia. Va, kokie dideli medžiai, ten pavėsyje matosi yra mini klubas. Vaikučiam tikrai patogu. Baseinai. Ir čia štai matosi tas pastatas, kuris yra Botanic. Tai ten tikrai ir kambariai kuklesni, bet ir kaina žemesnė. Botanic Platinum standard. Land view, vaizdas į kelią. Botanic Platinum standartinio kambario vonios kambarys. Botanic Platinum viešbučio šeimyninis kambarys. Taip pat yra vonios kambarys su dušu. Na ir praėjus yra miegamasis. Erdvės daug. Šeimyninio numerio terasa. Baseinai. Šildomas vandenukas čia turbūt. Taip. Šiltas vanduo. Kitas baseinas didesnis. Tai mes norim susišaldyti. Ir šitas. Eiti šiltą vandenį. Labai daug lietuvių šiam viešbutį. Čia yra pagal kambarių užpildytų skaičių, tai lietuviai labai dažnai yra pirmoje vietoje. Tai ir personalas jau pramokęs lietuviškai. Tikrai mėgstamas. Labai žalia graži teritorija Botanic Platinum. Štai kokie augalai, medžiai suaugę. Daug pavėsio. Lietus duoda. Daug žalumos. Viešbutis turi pagrindinį pastatą ir 4 garden korpusus. Garden korpusuose kambariai yra tikrai senesni. Štai personalas važinėja riedučiais, kad greičiau galėtų aptarnauti savo klientus. Dar vienas baseinas didžiulis. Čia vyksta ir animacija, vandens aerobika ir visa kita. Matot, ant scenos ateina animatoriai ir sportuoja. Paplūdimio baras. Paplūdimys akmenuotas ir siauras. Vanduo labai gražus, žydras, tačiau paplūdimys įbridimas akmenuotas. Daug skėčių, gultų. Ir paskui, aišku, uždės dar bus pirsas va didelis. Baseiniukas mažiem vaikučiam. Pažiūrėsim, ar vanduo šildomas šitam baseine. Ne. Atrodo nešildomas, bet kadangi baseinas visiškai negilus, kokį 30 cm, tai vanduo yra įšilęs. Čia vaikų žaidimų aikštelė. Stogo nėra, bet pavėsis susidaro nuo medžių.
Ir ten tas pastatas yra mini klubas. Vaikučiams ateiti pažaisti. Paskui jie rengia visus pasirodymus ir visa kita. Na ir eisime pasižiūrėti, kaip atrodo restoranas viešbučio. Paragausim kažką patikrinsim, kaip maistas. Geri yra atsiliepimai šio viešbučio ir labai populiarus. Vandens parkas, 3 kalneliai. Čia tokia negili lagūna, baseiniukas, irgi ten dar toliau yra vaikučiam. Tai čia tokia vaikų zona. Ir viešbutis turi Luna parką, tai karuselės kelios. Ir šios karuselės yra nemokamos. Tai vaikai vakare gali pasisukti. Aha, tai ten atrodė, kad yra tik 3 vandens kalneliai, bet pasirodo, čia yra į kitą pusę dar. Tai į kitą pusę žymiai didesni vandens kalneliai jau suaugusiam. Spa. Ir baseinas vidinis šildomas. Čia mažiem vaikam. Na, o čia jau gilus normalus baseinas. Sporto salė. Botanic Platinum viešbučio pagrindinis restoranas. Pietų metas. Yra sušių. Daržovių skyrius. Oi, kaip skaniai kvepia mėsytė. Labai didelis maisto pasirinkimas. Kepta žuvis, salotos, aišku, desertų visas didelis skyrius, vaisiai, na ir įvairiausi troškiniai, žuvis, kiaušinių suptiniai kažkokie, rolsai vadinami. Kampelis saldumynų ir turi jie dar vegetarišką bufetą. Taip, tai čia yra įvairūs daržovių troškinukai. Na ir štai, išeiname iš Botanic Platinum viešbučio. Gerą įspūdį paliko viešbutis, tikrai tvarkingas, drąsiai galima rinktis į atostogoms su šeima.